Labadiena. Štai šiandien mes susirinkome ypatingą dieną, trečiosios metinės agresijos, žiaurios agresijos Rusijos prieš Ukrainą. Mes pirmieji turbūt Klaipėdoje tikrai, ko gero ir Lietuvoje, išėjome į piketą, kol dar buvo konsulatas Klaipėdoje. Prie Jevgenijaus Horiško darbovietės, reikalaudami, kad ar tau negėda dėl Putino, dėl tavo šefo Putino veiksmų, reikalavome išeiti, pasikalbėti, konsulė Horiško, ateik, nebijok, atsiprašyk dėl savo kraugerio Putino. Klaipėda laukia, tai yra 22 metai išvakarėse puolimo. Mes nujautėme, kad ryte puolimas prasidės. Ten stovėjome 16 valandą. Tai va, o šiandien mes vėl atsinešėm specialiai vieną kitą plakatą iš tų laikų, bet su naujais taip pat. Tai va, truputį perbėgsiu per plakatus, kokie čia yra. Pirmas plakatas Fašizm stop ir svastika lygu Z raidė, Putin lygu Hitler. Už šitą plakatą mes buvome savotiškai ir nukentėję, nes neišmanėliai policininkai jį konfiskavo, po to mus apklausai kvietė, galų gale suprato didžiulę savo klaidą, gal ir piketas prie policijos padėjo mūsų ir, atsiprašė, neatsiprašė, bet 524 administracinių kodeksų nusižengimo straipsnis pirmoji dalyje nurodo, kada negalima, o trečioji dalyje, kada galima vartoti ir svastiką, ir Z raidės ir taip toliau. Švietimo tikslais, žmonių informavimo visuomenės tikslais galima įnaudoti, bet ne propaguoti fašistinės idėjas ir panašiai. Tai va, čia dabar mano kolegės yra, kas suteikė teisę stipresniai imperiniai Rusijai sunaikinti silpnesnę Ukrainą. Čia Virginijos mintis, kaip sakant, socialiai jautrus tekstas pagal jos natūrą, kad visą laiką jinai gina silpnesnį žmogų, taip ir valstybės mastu Ukraina yra auka žymiai silpnesnė. Tai kitas plakatas yra vienos seniūnaitės, kur ryžtingi ir vieningi Europos veiksmai ginant Ukrainą. Taip. Va čia labai geras plakatas, panašus buvo mintis pasakyta, ar vartotojiškas Europos godumas atrišo rankas Putinui. Jisai buvo čia prieš 2 metus, tai va. Gal atsibus Europos lyderiai, tie, kaip sakant, nutukę ponai. O čia mūsų kolegės, taip pat vienos iš jų, su kuriomis kartu mes tada stovėjome prie konsulato 1 dieną, 2, 3 ir 4 kartą. Kodėl Trumpas kaltina Vokietiją, taip pat ir Italiją? Jeigu 45 metais Potsdame Trumpo kolega Trumenas, tuometinis prezidentas, ir kiti, Stalinas ir Čerčilis, uždraudė joms apsiginkluoti. O dabar sako, kodėl jūs tokie silpni, kodėl jūs neturite ginkluotės, kodėl jūs patys neginate Ukrainos. Tai va, čia aišku, tas nuginklavimas buvo reikalingas kaip fašistinio žvėries, kad net gintų. Kitas yra, čia jau mano darytas, Trumpai, kada nustosi cituoti melagingas ir imperinės Putino pakištas špargalkės. Tai va, čia yra labai, nežinau, net ką pasakyti, labai skaudus. Todėl ir grįžtant prie antro plakato, kur parašyta buvo prieš 3 metus, prieš 2 metus, kad Stalin lygu Hitler, lygu Putin, 4, kur yra numeris, ten buvo palikta tuščia vieta ir klaustukas. Galvojom, o kas dar prie jų prisidės? Ir vat kas skaudžiausia, kad demokratinės Amerikos, mūsų sąjungininkės vadovas, štai labai keistai elgėsi. Vos nepereino į Putino pusę, todėl dar turiu vilties, todėl padėjau klaustuką prie Trumpo, o gal ne. Na ką, ir galėčiau dar daugiau kalbėti, bet kolegė sako, kad jau limitai baigėsi. Ačiū už dėmesį.